Apie menininką Artūrą Rimkevičių man teko rašyti 118 Logos žurnalo numeryje. Tai vienas iš svarbiausių Lietuvos stiklo dailininkų, aktyviai dalyvaujančių parodose mūsų krašte ir svetur. Autorius kuria vitražus ir stiklo plastikos darbus, iš kurių ypač išsiskiria stiklo skulptūrų serijos. Artūras Rimkevičius gimė Jonavoje 1960 metais. 20 amžiaus 80-metį jis mokėsi Kauno Juozo Naujalio vidurinėje mokykloje dailės skyriuje. Jaunuolis labiausiai domėjosi skulptūra, tad darė ir šios srities diplominį darbą. Toliau tuometiniame Vilniaus dailės instituto Kauno skyriuje studijavo ir baigė meninio stiklo specialybę. Buvo jos pirmosios laidos absolventas. Iš studijų laikų menininkas su pagarba prisimena keletą dėstytojų. Pirmiausiai piešimo, tapybos, lipdybos žinias diegusius skulptorius Jadvygą Mazūraitę Klemkienę ir Vytautą Narutį, taip pat tapytoją Kęstutį Milkevičių ir žinoma stiklo dėstytojus. Tai ypač jam įstrigo žinomos stiklo menininkės Gražinos Didžiunaitytės korektūros. Žavėjo tiek pati stiklui atsidavusios Didžiunaitytės asmenybė, tiek ir jos kūrybos pavyzdžiai – storasienės, daugiasluoksnio spalvotos stiklo vazos. Na ir tuo metu jauno dėstytojo stiklininko Vytauto Janulionio meninis žvilgsnis, nes menininkas buvo tuo laiku originalus, baigęs Talino dailės akademiją ir į Kauną, į Lietuvą atvežęs novatoriškus eksperimentus. Nuo 1986 metų Artūras Rimkevičius pradėjo dirbti Pelėdų kalne įsikūrusiame Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. Ši vieta garsėjo unikalia aura, kūrybingumu, meninėmis tradicijomis paveldėtomis dar iš tarpukaryje čia veikusios Kauno meno mokyklos. Na ir šioje vietoje menininkas dirba iki šiol, nors dabar Pelėdų kalne yra įsikūrusi Kauno kolegija, menų ir ugdymo fakultetas, tačiau tęstinumas šių įstaigų čia ypatingai jaučiasi. Savo asmeninę kūrybą dailininkas dalina į dvi sritis – meninio stiklo ir vitražo. Pastarąjį įgyvendina gavęs užsakymus, atlieka daug vitražo restauravimo darbų. Tuo tarpu meninis stiklas autoriui visada išlieka prioritetiniu unikalios asmeninės kūrybinės raiškos objektu. Vieni pirmųjų dailininkų darbų šioje srityje buvo funkcionalios vazos, darytos dar 20 amžiaus 90-mečio, 10-mečio pradžioje. Šios vazos buvo geometrinės, kubo cilindro formos, pasižymėjusios minimalizmu, saikingumu. Na, o vėliau autorius ėmė gręžtis vaizduojamojo meno link ir eksperimentuoti skulptūriniu stiklu. Ir taip palaipsniui radosi ne vienerius metus kurtas stiklo skulptūrų ciklas Nereikalingi daiktai gamtoje, kur varijuotos piramidinės formos ir aktyviai naudotasi karšto ir šalto stiklo apdirbimo technikomis. Taip pat menininko kūryboje išryškėjo ready-made objektų svarba, kuomet stiklo medžiaga komponuojama su įvairiais pramoniniais metalo elementais, tai yra kraneliais, vamzdžiais, varžtais ir kitais. Na ir šie metodai Artūro Rimkevičiaus skulptūroms suteikė naujų ir skirtingų prasmių, susiejo jo kūrinius su tvarumo idėjomis, nes čia naujiems objektams gimti dažnai buvo pasitelkiami, kaip minėjau, seni daiktai, tai yra rasti rakandai, pramoninės atlikos ir panašiai. Nuo 2005 metų savo darbams menininkas ėmė naudoti silikono medžiagą, taip pat vaizdingai praplėtusią kūrėjo raiškos lauką. Kaip teigia autorius, ši skaidri ir plastiška medžiaga jį patraukė tuo, jog vizualiai šiek tiek priminė stiklą, bet kartu pasižymėjo žaismingumu ir itin lengvu, laisvu formavimu. Silikoną menininkas naudojo norėdamas kūriniams suteikti papildomo minkštumo, keistumo, ironijos ar netgi erotiškumo.
Na ir vienas įdomiausių darbų, kur galima pamatyti metalo, silikono ir stiklo dermę, yra laikytina kompozicija Veneros gimimas, kurios įgyvendinimui Rimkevičius panaudojo stambaus metalinio vamzdžio dalį, ją padengė silikoninėmis spurgelėmis ir sujungė su skaidraus stiklo plokšte. Paskutinio dešimtmečio Rimkevičiaus kūryboje pradėjo dominuoti marinistinė tematika. Siužetų marinistiniams objektams menininkams ieškojo stebėdamas jūrą, žavėdamasis jos gyviais ir augalais, gamtoje, šėlstančioje stichijoje, rasdamas įkvėpimą, kūrė ne vieną ciklą, kurių motyvais buvo pasirinkti medūzų, koralų, fosilijų, vandens arba bangos vaizdiniai. Na ir visiškai paskutinių metų Rimkevičiaus kūryba vėl atsisuko į skandinavišką stiklo vaizdinį, kur svarbiausiais požymiais įvardytume bespalvio skaidraus stiklo panaudojimą, o taip pat itin saikingų minimalistinių formų pomėgį. Čia darbuose dominuoja geometrija, tai yra cilindro, apskritimo, trapecijos, stačiakampio formos, jų deriniai ir taip pat stebėtoje pavergia prabangaus, švytinčio savo blizgesiu, patraukiančio stiklo panaudojimas, tai yra krištolo arba optinio stiklo.